So, ladies and gentlemen, Brangus ponai ir ponios, welcome to this program of the Vedic Culture Center. sveiki atvykę į šitą Vedų kultūros programą. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. So, in this modern day society, Šiuolaikų visuomeniai, in spite of our making so much advancement in the field of technology, nepaisant to, kad mes žengiam taip stipriai technologijos kelyje, there is one technology yra viena technologija, in which we are still living in the dark ages. There is one technology in which we are still living in the dark ages. vis dėlto mes gyvename, reiškia, tamsiame amžiuje. What is that technology? Ir kas verčia mus gyventi šitame tamsiame amžiuje? That is described in the Sanskrit language. Tai aprašoma sanskrito kalboje. Atma Tattva. Atma Tattva. The technology of the self. Tai yra mokslas apie sielą. We have advanced, practically speaking, in every other field of technology. Aišku, mes pažengėm visose srityse beveik. We have high-tech watches. Mes turime laikrodžius, kurie padaryti pasitelkiant moderniausias High-tech technologijas, MP3 recorders, MP3 plėrius, high-tech airplanes, taipogi turime modernius lėktuvus, high-tech mobile phones, mobilius telefonus, prikimštus technikus, high-tech computers, kompiuteris, everything high-tech, high-tech, high-tech. viską, ką mes turime, yra dėka už tų But the technologijų. most basic thing, Bet pats pagrindinis dalykas, the most essential aspect of our very existence, pats svarbiausias mūsų egzistencijos aspektas, why we have neglected that technology. kodėl mes jį nuneigėm. This is called gross ignorance. Tai vadinasi stiprus neišmanimas. In every other field we have so much knowledge. Mes turime tiek daug žinių iš įvairiausių sferų, įvairiausiose sferose. But we still do not know who I am. Vis dėlto mes nežinom, kas mes tokie patys esam. If I ask you who you are, what will you say? Jeigu aš paklausčiau, kas jūs esat, ką jūs atsakytumėt? You will say, I'm a man, Pasakytumėt, aš žmogus, I'm a woman, aš vyras, aš moteris, I'm a Lithuanian, aš lietuvis, I'm a Latvian, aš latvis, I'm an American, aš amerikietis, I'm a Russian. aš rusas. But that is not the self. Bet tai nėra tai, kas mes esam. Therefore, in spite of so much advancement of technology, Dėl to, nepaisant to, kad yra tokia stipri pažanga technologijoje, we are not happy. mes vis dėlto nesam laimingi. Nor can we ever be happy. Ir mes jokiais būdais negalim būti laimingi. No matter how much we may advance in all fields of technology, Nesvarbu, kad ir kiek mes pažengtume įvairiausiose materialiuose sferose, as long as we remain devoid of Atma Tattva, tol kol mes neturėsime žinių apie sielą, we will never
feel the happiness Mes that we are meant to feel. niekada nejausim laimės, kurią mes turėtume jausti. You see, it actually works like this. Iš tikrųjų viskas taip ir veikia. There is an all blissful, Yra visa palaiminga, all knowing, turinti žinojimą, all powerful, turinti visą jėgą, all beautiful, visą grožį all renounced, ir visą šlovę, all knowing, visą žinojimą, all wealthy, turinti visas turtus, all famous, visą pripažinimą, being who exists asmenybė, kuri egzistuoja by dint of his own desire to exist, dėka to, kad jis pats nori egzistuoti. and in order to expand his own enjoyment. Ir norėdamas dar labiau džiaugtis, That all powerful, all renounced, all beautiful, all knowledgeable, all famous, and all wealthy being tą visą žinantį, turinti visą šlovę, visą grožį, visą žinojimą, visą jėgą ir visą atsižadėjimą asmenybę, expands from himself an infinitude of living beings save išskleidžia į be galo daugelį gyvų būtybių. for one purpose and one purpose only. Tik su vienu tikslu jinai tai daro. Why does he do that? Kodėl šita asmenybė išsiskleidžia į Because he daugelį gyvų wants to, būtybių? because he wants to enjoy loving relationship with all these living beings. Dėl to, kad jinai nori džiaugtis savitarpio meilės santykiais su visom gyvom būtybėm. So, that's why we exist. Būtent dėl to mes ir egzistuojam. We did not exist because our mother and father wanted to have a baby. Mes neegzistuojam dėl to, kad mūsų tėvas arba motina tiesiog užsinorėjo turėti vaiką. That explains the existence of this gross body. Jų noras paaiškina, kodėl mes turim šitą grubų kūną. But this body is simply a covering of the self, but is not the actual self. Bet šitas kūnas yra tik sielos apdangalas, jis nėra pati siela. What is the proof of this bold claim? Ir koks įrodymas šito drąsaus teiginio? The proof is your body is constantly changing. Įrodymas toks, kad kūnas pastoviai keičiasi. If you analyze it scientifically, Jeigu mes moksliškai jį patyrinėtume, you will see that at every moment the old blood corpuscles in your body are dying. mes pamatytume, kad pastoviai kraujo kūneliai, jie miršta ir atsinaujina. And you will see that new blood corpuscles are taking their place. Ir vieni kraujo kūneliai miršta, nauji užima jų vietą. So your body is constantly changing. Taigi mūsų kūnas pastoviai keičiasi. Just like your river here that flows through Kaunas. Pavyzdžiui, šitą upę vardu Neris, kuri prateka per Kauną. Are the water molecules sitting there today the same ones that were sitting there yesterday? Ir tos vandens molekulės, kurios sudaro šitą upę, yra tos pačios, kurios sudarė No, they are not. That river is constantly changing. Ne, šitą upę pastoviai keičiasi. Because the water is flowing through it. Dėl to, kad vanduo teka. So in the same way, so many chemicals are flowing through this area that you call yourself. Taigi taip pat tiek daug cheminių medžiagų prateka per šitą vietą, kurią mes Those vadinam savimi chemicals per are kūną. constantly changing. Ir šitas molekulės, šitie cheminiai elementai pastoviai keičiasi, jų struktūra keičiasi. Just like the water molecules in the river are constantly changing. Lygiai taip pat kaip ir vandens molekulės upėje pastoviai keičiasi, taip ir kūne esančios molekulės But pastoviai yet- keičiasi. You can remember experiences you had when you were a little baby. Bet vis dėlto jūs turite atmintyje patirtis, įspūdžius, kuriuos patyrėt, kai buvote The mažas vaikas. molecules are completely different. Molekulės pasikeitė, kūnas pasikeitė. So how is it that you have that remembrance from your childhood? Tai kaipgi gali būti, kad mes išlaikom atmintį iš mūsų vaikystės? The answer is very simple. Atsakymas yra labai paprastas. You are not the body. Mes nesam šitie kūnai. You are the conscious self that resides within the body, like the driver within a car. Mes esam sąmoningos sielos, kurios reziduoja šitame kūne, lygiai taip pat kaip vairuotojas reziduoja mašinai. You are the observer and the manipulator of your body. Mes esame savo kūno
stebėtojai ir tam tikrą prasme manipuliuotojai, kontroliuotojai. But it is not you. Bet jis nėra mes. The greatest fear that we have in this world is death. Ir didžiausia baimė, kurią mes turim šiame pasaulyje, yra mirties baimė. But the only reason we're afraid of death is we think, I am this body. Bet vienintelė priežastis, kodėl mes bijom mirties, yra dėl to, kad mes galvom, aš esu šitas kūnas. As soon as you realize, Ir tik tada, kada mes patiriam, I am not this body, kad mes nesam šitie kūnai, then you become free from the fear of death. tada mes išsilaisvinam iš mirties baimės. Because the soul is bulletproof. Kadangi sielos nieks negali nušauti. The soul is fireproof. Sielos nieks negali sudeginti. The soul is Al-Qaeda proof. Sielos negali sunaikinti Al-Qaidos teroristai. So all you have to do to become free of illusion and anxiety Viską, ką mes turim padaryti, kad išsivaduoti iš iliuzijos ir nerimo, is to awaken your spiritual identity within you. yra atgaivinti savo dvasinį identitetą savo viduje. So if I asked you, all right, now you awaken your spiritual identity, will you know how to do that? Jeigu aš paklausčiau, kaip atgaivinti šitą dvasinę tapatybę savyje, ar žinot, kaip tai padaryti? If I'm in a state of illusion, Jeigu aš esu iliuzijos būsenoj and I think I would like to get out of this illusion, ir aš užsinoriu išsivaduoti iš tos iliuzijos, and I invent my own method to get out of illusion, ir aš bandau išrasti savo metodą, kaip išsivaduoti iš iliuzijos, what will be the nature of my method of getting out of illusion? iki kuomgi pasižymės šitas metodas, kurį aš sugalvosiu. It will be illusioned. Jisai bus persmelktas iliuzijos. If Nebus one is in a teisingas. state of illusion, any method they invent to get out of illusion, that method will be an illusion also. Jeigu žmogus randasi iliuzijoje, tai lygiai taip pat jisai sugalvoja metodą, kaip išsivaduoti iš tos iliuzijos. Bet kadangi jis buvo iliuzijoje, tas metodas jis irgi nebus teisingas, jis bus iliuzinis. If you are handcuffed, how will you get out of your handcuffs? Taigi jeigu mes neturime plaštakų, tai kaipgi mes paimsim? Handcuffed like the prisoners. Jeigu mes esam surištom rankom, kaip mes galime išsivaduoti? How will you get out of the handcuffs? Kas mums gali atrišti šitas rankas? You require the help of a person who is not handcuffed. Jums reikia asmens, kurio rankos nėra surištos pagalbos. So if I am in a state of illusion, Tai lygiai taip pat, jeigu aš esu iliuzijos būsenoj, and I want to get out of that illusion, ir jeigu noriu išsigauti iš tos iliuzijos, then I must take help of a person who is not illusioned. tuomet aš turiu prašyti pagalbos to žmogaus, kuris nėra iliuzijoje. This person is described in the Vedic literatures Šitas žmogus vedinėje literatūroje aprašomas kaip in a wonderful book of enlightened knowledge. jis aprašomas nuostabioj knygoj, kuri pilna žinių. Known as the Mundaka Upanishad. Šita knyga vadinasi Mundaka Upanishada. And in that great book of wisdom, Ir šitoje didžioji išminties knygoj it is clearly stated, yra aiškiai pasakyta, Tadvaganartam sagarumeva bhigatsyat, that if you want to become free from the illusion of material existence, kad jeigu tu nori išsivaduoti iš materialios egzistencijos iliuzijos, you have no option, tai nėra kito pasirinkimo you have no alternative. ir nėra kitos alternatyvos. You simply must approach the bona fide spiritual master. Tu turi kreiptis į bona fide dvasinį mokytoją, And then by his grace, į tikrą dvasinį mokytoją ir jo malonės dėka, then by his divine power, jo dieviškos jėgos galia, you will become enlightened with transcendental knowledge of the self. tu gausi, jis tave apšvies ir tu gausi transcendentinių žinių apie save patį. So in 1971, 1971 metais I had the good fortune of meeting my spiritual master. man labai pasisekė susitikti savo dvasinį mokytoją. His photograph is here on the altar. Jo fotografija yra ant altoriaus. As we are seeing, on the left side, Kairiai pusėje remelis, rudais he remelis. is playing on the gong. Jisai muša, reiškia, į
Čia, kaip? Jo, jisai muša gongą. That is my guru. Tai yra mano mokytojas. His name is, Jo vardas yra His Divine Grace, Om Vishnu Pad Vanamahamsa Parivajakacharya, Astatarisadasi Shrimad A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. toks jo vardas. And he is famous as the founder Acharya of ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness. Ir žymus kaip asmuo, kuris įsteigė tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją. So, we have a prayer we say to our spiritual master. Ir mes turime maldą, kurią išsakom savo dvasiniam mokytojui. Om Agyanativarandasya Ganam Janashalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Which means, Ši malda reiškia, I was standing in the darkness of ignorance, aš gimiau tamsiausiame neišmanime. but my spiritual master has come to me with the torchlight of knowledge, Mano dvasinis mokytojas su žinių žiburiu and he is forcing my eyes open. atvėrė man akis. Therefore I offer my respectful obeisance at his lotus feet in thanks for his mercy. Dėl to iš dėkingumo aš lenkiuosi jo lotosinėms pėdoms. So, if one is somehow or other fortunate to come in contact with a bona fide spiritual master, Tai jeigu žmogui nusišypsoja laimė susitikti dvasinį mokytoją, then all of one's problems of life become immediately solved. tuomet jo gyvenimo problemos yra iškart išsprendžiamas. One simply has to hear from the spiritual master Mokinys tiesiog turi klausyti dvasinio mokytojo and ask relevant questions to clarify one's understanding. ir klausti klausimus, klausimus apie dvasinį mokslą, tam, kad In this way, the seed of spiritual perfection klausdamas klausimus jisai taipogi turi siekti dvasinio tobulumo. becomes planted in the heart of the sincere listener. Ir tokiu būdu, kai mokinys klausia klausimus apie dvasinį mokslą, mokytojas pasodina dvasinę sėklą jo viduje. And if the sincere listener properly cares for that seed in the heart, Ir jeigu nuoširdus klausytojas rūpestingai saugoja ir kultivuoja tą sėklą, kurią mokytojas įsodina jam į širdį, he then becomes a perfect spiritual being. jisai pasiekia tobulumą dvasinį. There is a science of how to receive and nurture that seed. Yra visas mokslas, kaip gauti šitą sėklą iš dvasinio mokytojo ir ją kultivuoti. That science is known in Sanskrit language as Bhakti Yoga. Šitas mokslas sanskrito kalboje žinomas kaip bhakti yoga. That translates into English language as the science of devotion. Ir į anglų kalbą bhakti yoga išvertus yra atsidavimo mokslas, atsidavimo Dievui mokslas. So by engaging in the science of devotion, Taigi užsiimant atsidavimo mokslu, under the guidance of the bona fide spiritual master, padedant ir prižiūrint dvasinio mokytojui, one then achieves an eternal life, žmogus pasiekia amžiną būtį, full of bliss pilna palaimos and full of knowledge. ir pilna žinojimo. So on the order of my spiritual master, Srila Prabhupada, Taigi, mano dvasiniam mokytojui Šrilai Prabhupadai man paliepus, I am now traveling all over the world keliauja aplink pasaulį to teach this Bhakti Yoga science, ir mokau šitos bhakti jogos atsidavimo Dievui mokslą. so that the world population, Ir pasaulio populiacija, who is at present deep in the darkness of ignorance, kuris šiuo metu randasi labai giliai can neišmanime, gain genuine spiritual knowledge, gali gauti tikrą dvasinį žinojimą genuine spiritual awakening, ir tikrą dvasinį pabudimą and thus become peaceful, ir tapti ramiais, happy, laimingais and prosperous. ir klestėti, ir klestinčiais. The entire world is suffering because they lack this knowledge. Visas pasaulis kenčia dėl to, kad neturi šito žinojimo. There is no more important welfare work than making this knowledge available throughout the entire world. Nėra labdaringesnės ir naudingesnės veiklos visuomeniai, kaip šitą žinojimą skleisti
visiems aplinkiniams So, žmonėms. for this purpose, I have come to you, nice ladies and gentlemen, here today, Dėl to, brangus ponai ir ponios, aš atvažiavau čia į Lietuvą. to share with you the wonderful science of devotion, Tiesiog, kad pasidalinti šituo nuostabiu atsidavimo Dievui mokslu. so that you can become the happiest people in the whole world, Tam, kad jūs galėtume tapti laimingiausiai žmonėm pasaulyje. and spread this knowledge to your countrymen, Ir toliau skleisti šitas žinias valstybės žmonėms, who can then spread it to the whole world. kurie gali toliau skleisti toliau visam pasauliu. This science is centered around mantra. Šito mokslo centre yra mantros. Mantra is a Sanskrit word. Mantra yra sanskrito žodis. Man means mind, Man reiškia protas, and shra means deliver. o tra reiškia išvadavimas. So a mantra is a transcendental sound which delivers the mind from all illusion and anxiety. Taigi mantra yra transcendentinis garsas, kuris išvaduoja protą iš bet kokio nerimo ir iliuzijos. At the beginning of this presentation, I chanted the mantra. Prieš skaitant paskaitą, aš sugėdojau mantras tam tikras. Of course, there are hundreds and millions of mantras, Iš tikrųjų yra šimtai ir milijonai mantrų. transcendental sound vibrations which deliver the mind. Yra labai daug transcendentinių vibracijų, maldų, kurios išvaduoja protą iš nerimo ir iliuzijos. But in the ancient Vedic literature known as the Kali Santarana Upanishad, Bet vienoje iš labai senų vedinės literatūros kūrinių, kuris vadinasi Kali Santarana Upanishad, it teigiama, is specifically stated yra pabrėžiama, that this particular mantra kad būtent šita mantra is the most powerful, yra pati galingiausia, the most effective pati efektingiausia of all the mantras that exist within the universe. iš visų kitų mantrų, kurios egzistuoja visoje And what is that visatoje. mantra? Ir kokia tai mantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we invite you all to make this mantra a part of your regular daily life. Mes visi skatinam šitą mantrą kartoti reguliariai kiekvieną dieną. How many of you here eat every day? Kiek iš jūsų valgot kiekvieną dieną? How many of you eat food every day? Kiek? Some people didn't raise their hand. Kai kurie net nepakėlė rankų. Kurie iš jūsų valgo? Come on, everyone raise their hand. You all eat. Visi mes valgom, jo kiekvieną dieną. We all eat, yes. Everyone's an eater. Those who don't raise your hand, you're just being dishonest, that's all. Tai We kurie all nekelia eat. rankų reiškia nesažiningi, nes mes Everybody vis tiek eats. valgom, kiekvieną dieną valgom. So, just like every day, you're feeding your body with food. Lygiai taip pat kaip kiekvieną dieną savo kūną maitinam maistu. The spiritual master has taught us that every day we must feed our soul with this food. Dvasinis mokytojas mokė mus, kad kiekvieną dieną sielą taipogi reikia pamaitinti. Feed your body and feed your soul, you see. Taigi reikia maitinti tiek kūną ir tiek sielą kiekvieną dieną. You may say, well, I'm very much like to feed my body, but I don't care about feeding my soul. Kažkas gali pasakyti man, aš labai rūpinuosi savo kūno pamaitinimu, bet nelabai rūpinuosi. But Ir you know nelabai what? noriu maitinti tą sielą. That's stupid. Žinot ką, tai yra labai kvaila. Because your body is here today and gone tomorrow. Dėl to, kad šiandien turit kūną, rytoj galit neturėti. But your soul lives forever. Bet mes kaip sielas egzistuojame amžinai. So why would you only want to feed your body and not feed your soul? Tai kodėl tiesiog maitinti tik kūną, o nepamaitinti sielas? It's really less intelligent. Iš tikrųjų, tai nėra išmintinga. Because the soul is there eternally. It never goes away, never dies. Dėl to, kad siela yra amžinai, nei niekados nemiršta, niekados. So the spiritual master teaches us that we must not only feed the body, but we also must feed the soul. Dėl to dvasinis mokytojas patarė, kad nereikia tik tais maitinti kūną, reikia pamaitinti ir sielą. And the food for the soul is mantra. Ir maistas siela yra mantra. So take the daily diet of your food and the mantra. Taigi priimkite kasdieninę dietą, tai yra maisto dietą ir dvasinę dietą, tai yra If you kartuokit do mantrą. so, Jeigu tai darysite, if you do so, I guarantee you, jeigu jūs tai darysit kasdien, aš garantuoju,
you will be absolutely amazed at the difference in your consciousness. Jūs nustebsit, kad ta sąmonė labai stipriai pasikeičia. You will think, I never knew that such happiness could ever be experienced by any person within this world. Jūs pasakysit, aš nežinau, kad iš vis ar kas nors patiria tokį džiaugsmą pasaulyje kaip aš. In other words, you will taste happiness and wisdom which is beyond your wildest dreams. Kitais žodžiais tariant, kartodami mantrą mes patirsime daug laimės ir išminties, kurios net nesvajojam, kad galėtume patirti. You simply have to make the experiment of chanting the mantra. Tiesiog reikia padaryti mantros kartojimo eksperimentą. This mantra is worth thousands and millions of dollars. This mantra is worth thousands and millions of dollars. Šita mantra yra verta $1,000 milijonų dolerių. But we are giving it to you free. Bet Vedas duoda tai visiškai už dyką. Because my guru gave it to me free. Mes duodam tai už dyką dėl to, kad mano mokytojas davė ją dykai. I'm giving it to you free. Dėl to aš ją duodu irgi dykai. That wouldn't be fair if he gave it to me free and then I charge you $1,000 for it. That Būtų wouldn't be fair. neteisinga, jeigu jis man davė nemokamai šitą mantrą, o aš nuplėšiu $1,000. Even though it's worth far more than $1,000. Nors žymiai vertesnė, daugiau vertesnė negu $1,000. So I'm giving it free. Aš duodu ją visiškai nemokamai. Do not think because I'm giving it free that it has no value. Negalvokit, jeigu aš sakau, kartokit šitą mantrą ir už tai nieko neprašau, jokių pinigų, kad jinai neveikia. That would be the biggest mistake you've ever made in your entire life. Tai bus didžiausia klaida, kurią mes galim padaryti per visą savo gyvenimą. If you were to think this mantra has no value because Sankarshan Das Adhikari gave it to me for free. Jeigu jūs galvojat, kad šita mantra neturi jokios vertės dėl to, kad mokytojas Sankarshan Das Adhikari davė ją visai nemokamai. That would be the worst mistake you ever made in your entire life. Tai bus baisiausia klaida, kurią mes padarėm savo gyvenime. So I humbly beg you. Dėl to aš nuolankiai maldauju jūsų. Do not make this mistake. Nedarykit šitos klaidos. Take the mantra. Imkit šitą mantrą. Make it your daily diet for the soul. Ir padarykit ją kasdieninę sielos dietą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And your life will be inconceivably sublime. Ir tada gyvenimas taps nesuvokiamai laimingas. I absolutely guarantee it. Aš absoliučiai įsitikinęs ir garantuoju tai. So now I can ask if there's any questions. Aš tada norėčiau paklausti, ar kas nors turit kokių nors klausimų. See if any of them have questions. Anybody here have a question? Ar kas nors turit klausimų? There's something you did not understand? Gal buvo kas nors, ko nesupratot? Something was not crystal clear for you that I explained? Gal tai, ką aiškinau, nebuvo viskas labai It aiškiai requires pateikta? further explanation. Gal kažką reikia toliau labiau išaiškinti? Does anyone have any objection to what I stated? Galbūt kažkas turi kokių nors prieštaravimų? Do any of you feel that I have spoken something wrong? Ar gal kas nors jaučia, kad aš kažką neteisingai That is improper. That is improper. Well, it's another word for wrong. Doesn't mean that I've spoken something that is not scientific. Gal aš kažką šnekėjau, kas yra visai nemoksliška? Question? Yeah. Turiu klausimą tokį. Kartais pasiseka pastebėti tokį dalyką, kad esu įsikibęs gyvenimą į tai, kas man žalinga. Ir aš šitą, tai kas man nepalanku įsikibęs ir jau teoriškai suprantu, ką sako kiti, kad žiūrėk, daryk taip, taip bus geriau. Aš suprantu, kad taip bus geriau, bet neatsisakau į tai, ką įsikibęs, tai, kas man nenaudinga. Kodėl aš taip kvailai elgiuosi? Why I'm acting like that, but I'm attached sometimes to the sinful acts. And if someone was destructive, and if someone says, don't do that, do the other things, still I'm attached. Why I act in this way? Yes. If one acts in ways that are not proper,
Jeigu žmogus elgiasi neteisingai, this means that you're still under the influence of the three modes of material nature. tai reiškia, kad tave įtakoja vis dar 3 materialios gamtos gūnos, energijos. Under the influence of the modes, we do things that we know are not right, but we do it anyway because we're carried away by the modes. Kada mus veikia šitos energijos, šitos gūnos, ar žinom, kad tai gerai, ar tai blogai, nesvarbu, mes vis tiek tai darom dėl to, kad jos veikia mus. What this means is that actually you are a slave of your own senses. O tai reiškia, kad tu esi savo jausmų tarnas ir vergas. You're not the master of your own senses, you're the slave of your senses. Nesi savo jausmų šeimininkas, savo jūslių šeimininkas. You're not the master of your mind, you're the slave of your mind. Ir nesi savo proto šeimininkas, protas tave pavergęs yra. Your mind pulls you to doing things which you realize you should not have done. Ir protas stumia mus daryti tokius dalykus, kuriuos mes suprantam, kad nereikėtų jų daryti. So therefore you have to learn how to bring your mind under your control. Dėl to jūs turite išmokti, kaip kontroliuoti protą. That is the result of one who follows the Bhakti Yoga system very carefully. Ir proto kontrolė yra nuoširdžios bhakti jogos praktikos rezultatas. They become the master of their mind. Žmogus, kuris praktikuoja bhakti jogą, tampa savo proto šeimininkas. One who has mastered his mind, he cannot be. Somebody can try to make him angry. He won't. He has complete control. He won't get angry. Žmogus, kuris pilnai kontroliuoja protą, jo niekad nesupykdysit. Jūs galite versti supykti, bet kadangi jis kontroliuoja protą, You jis can insult nesupyksta. him in so many ways, but he always keeps a cool head. Jūs galite įžeidinėti įvairiausiais būdais, bet jis išliks ramus, nes jis kontroliuoja protą. Because he's no longer attached to his false ego, his false pride. Dėl to, kad jisai neturi išdidumo, neturi prisirišimo prie netikro ego. His happiness is knowing that I am the eternal servant of God. Jo džiaugsmas yra iš žinojimo, kad aš esu amžinas Krišnos And tarnas. that all I have to do in all times, places, and Ir circumstances viską, ką aš galiu padaryti prie bet kokių sąlygų, aplinkybių, vietos ir laiko, to be totally, completely happy tai yra būti laimingu, is to always think, speak, and act in a way which is pleasing to God. tam, kad būti laimingu bet kurioje vietoje, bet kada ir visur, prie bet kokio aplinkybių reikia kalbėti, mąstyti ir veikti dėl Dievo. His happiness is 100% from the within. Kitaip sakant, jo džiaugsmas, laimė 100% išeina, sklinda iš vidaus, o ne iš išorės. He does not depend on any external circumstances for his happiness. Savo džiaugsme jis visiškai nepriklauso nuo jokių išorinių aplinkybių. He can be rich, Jis gali būti turtingas, he can be poor, jis gali būti he can be young, neturtingas, jis gali būti jaunas, he can be old, jis gali būti senas, he can be a she, jisai gali būti ji, or she can be a he. o ji gali būti jis. You see, the external situation doesn't matter. Nesvarbu, kokia lytis, koksai turtas. That person is completely fixed in Tas žmogus yra visiškai understanding the susikoncentravęs spiritual nature of the self. ir susikoncentravęs ir įsitvirtinęs mokslė žiniose apie savąjį aš And its relationship with the Supreme Self or God. ir savojo aš santykiuose su aukščiausiu, tai yra viešpačiu. So if you want to conquer over the sinful nature, the lower nature of the self, Dėl to, jeigu jūs norite nugalėti žemąją sielos pusę, you should take this mantra every day as your medicine. jūs turit kartuoti mantrą kiekvieną dieną kaip savo This mantra will vaistus empower you naudoti. to bring your mind under complete, total control. Ir šitą mantrą įgalins jūs kontroliuoti protą. To where nothing and no thing and no person can mess with your consciousness. Ir nei vienas žmogus negalės prišiukšlinti jūsų sąmonę. You are perfectly fixed in divine consciousness. Jūs būsite pilnai prisijungęs, įsitvirtinęs dieviškai sąmonė. This is called Krishna consciousness. Ir tai šitas būti Dievo sąmonė vadinasi Krišnos And sąmonė. we invite you to enter into this sublime realm of spiritual perfection. Ir mes visus kviečiame prisijungti prie šitos palaimingos dvasinės Is that sferos. all right? Ar atsakiau šitą klausimą? There you go. Any other question? Ar yra dar klausimų?
What was your question? Koks buvo tavo klausimas? Shravanam, why have we to feed our soul? For it is anyway immortal, I mean eternal. Why do we have to Kodėl mums reikia maitinti sielą, jeigu jinai ir taip jau amžina? Ką ten be maitinti? Feed. You said we have to feed our Feed, soul. yes. Yes, the soul doesn't require food like your body does. Sielai nereikia tokio maisto, kokio reikia kūnui. But you, right now, even though you're a soul, Ir čia ir dabar, net jeigu esi siela, you're misidentifying yourself with the body. tu klaidingai save tapatinėsi su kūnu, klaidingai. So the soul right now is in a diseased state, Taigi siela dabar randasi ligotoj būsenai. known as bodily identification. Ir ta liga vadinasi kūniška samprata. So what you need is medicine. Taigi, ko reikia mums, tai yra vaistų. You have to feed yourself with medicine Mums reikia maitintis vaistais, to free yourself from the false identification with your material body, tam, kad išsivaduoti iš tapatinimosi su kūnu. to come back to your original healthy state. Ir tam, kad grįžti į pirminę sveikąją padėtį. Just like the doctor gives us medicine when we are sick, Pavyzdžiui, kuomet mes sergam, einam pas daktarą, jisai duoda mums vaistų. sickness is an unnatural state of the body. Taigi liga yra visiškai nenatūrali kūno būsena. So in the same way, to think that I'm this body, that's a diseased state of the soul. Tai lygiai taip pat galvot, kad aš esu šitas kūnas, yra sielos ligota padėtis. Such a diseased person requires medicine. Ir toks ligotas žmogus, jam reikia vaistų, tokiam ligotam To bring žmogui. them back to complete total identification with the spiritual self. Tam, kad jisai vėl susitapatintų su savim, tai yra susiję. That medicine is the mantra. Ir šita vaistas yra mantra. And the doctor who prescribes the medicine and directs the patient, Ir daktaras, kuris duoda šitos vaistus he ir is known, prižiūri savo pacientą, he is known as the spiritual master, jis yra žinomas kaip dvasinis mokytojas. guru. Jis vadinamas guru, dvasiniu mokytoju. Any other question? Ar yra dar klausimų? Yeah. Kokiu būdu paprastas garsas mantra gali padaryti tokius didelius pokyčius žmonėms? How can paprastas garsas, Paprastas tiesiog garsas. how can a sound make such an influence on consciousness? Yes, this is a very, very nice question. Tai labai geras klausimas iš tikrųjų. How can a sound make such an impact on one's consciousness? Kaip garsas gali paveikti taip stipriai sąmonę? Actually, no ordinary sound can do that. Iš tikrųjų, joks paprastas garsas negali paveikti sąmonės taip stipriai. Of course, in this world, we have also the example of a laser Iš tikrųjų, beam, highly focused light. lazeris, ne? Taigi mes šiame pasaulyje turime sufokusuotą šviesą, reiškia lazerį. You can take a laser beam and you can burn through metal with it. Simply light can burn through metal. Taigi mes galime su lazeriu, kaip sakyti, kaip čia šviesa. So, just as a laser beam is very powerful to burn through metal, Taigi šitas lazeris gali prasiskverbti per metalą. sound vibration, highly focused sound vibration is even more potent than a laser beam. Taigi, reiškia, garsinė vibracija, sukoncentruota garsinė vibracija yra galingesnė net už lazerį. Highly focused transcendental sound can burn through all the coverings that separate you from your original identity. Ir šitas koncentruota vibracija gali prasiskverbti pro visus apvalkalus, kurie slepia jūs pačius. This mantra is not something that was invented by a human being. Šitą mantrą joks ne žmogus išrado. Golo kera prema dhana hadi nama sankirtana. This mantra, it is coming from the spiritual world. Šitą mantrą ateina iš dvasinės platmės, iš dvasinio pasaulio. It has been sent by God to us here as a special gift. Ja duoda aukščiausias Dievo asmuo mums kaip ypatinga dovana. Just like you may be locked in a prison. Lygiai taip pat mes galim būti įkalinti kalėjime. It's a huge structure. Kalėjimas yra sudėtingos struktūros Such pastatas. thick walls, Tai
Taigi storos sienos. thick bars. How you could ever get out of the prison? Sakyta, grotas padarytas iš storo It's a metalo. Kaip mes galime huge išsigauti building. iš It's tokio pastato? it's a huge structure. Tai yra labai sudėtingas pastatas pagal savo But there's struktūrą. one thing that will get you out of that prison. Yra vienas dalykas, kurie išves jūs iš to kalėjimo. Simply you have to have one little small key that's the proper key. Mums tai reikia vieną mažą raktą, bet teisingo rakto. But the power of that little tiny piece of metal, Ir dėka šito gabaliuko metalo you can get out of that huge prison. mes galime išsigauti iš to didelio kalėjimo. So it may appear that this mantra is very tiny. Taigi mums gali irgi atrodyti, kad šita mantra yra mažytis gabaliukas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And that this material world is a huge, vast universe. O šitas materialus pasaulis susideda iš begalinių visatų. How could I possibly escape from this material consciousness by a little tiny mantra? Kaip aš galiu išsivaduoti iš savo nuodėmingos sąmonės, iš materialaus pasaulio dėka šitos mažytės mantros? But just like that little key can get you out of the big prison. Tai lygiai taip pat kaip šitas mažas raktelis gali išvesti mus iš didelio Little tiny kalėjimo. mantra Lygiai taip pat šita mažytė mantra can take you beyond this whole material universe. gali jūs nuvesti anapus šitos materialios gigantiškos Actually, you visatos. may be surprised to hear, Jums gali, aišku, būti nuostaba išgirsti, but this entire universe is simply a curtain bet šita visa materiali visata yra kaip užuolaidos, that is covering your eyes. That's all. kurios uždengia jūsų regą, jūsų akis. And by the power of mantra, Ir dėka mantros the curtain opens, šitas užuolaidos yra atveriamas. and then you see what is on the other side of the doorway. Ir jūs išvystat, kas yra kitoj užuolaidų pusėje. So you may say, I don't believe it, Bet jūs galite pasakyti, aš tiesiog netikiu. but I challenge you. Bet aš jums galiu mesti iššūkį ir Try it. Eh? Try it. pabandykit. What do you have to lose? Nieko neprarasit. In this world, haven't we tried everything already? Mes turbūt jau viską išbandėm šiame pasaulyje. We've tried all varieties of ways to be happy, isn't it? Mes išbandėme įvairiausius būdus, kaip tapti laimingais. And we're still unhappy. Ir vis dėlto nelaimingi. So why not try this? We've tried everything else. Viską išbandėm, tai kodėl nepabandyti šito būdo? In this world, people try everything. Šitam pasauliu žmonės viską iš eilės bando. They take this drug, this kind of sex, that kind of sex. So many Say- things they try. Jie vienokius narkotikus vartoja, kitokius vienokiais būdais santykiauja lytiškai, kitokiais būdais. So why not try the mantra Kodėl nepabandyti mantros and see the result? ir pažiūrėti, koks bus rezultatas? I guarantee you this. Aš garantuoju, If you will chant the mantra exactly as the spiritual master is teaching you to chant the mantra, jeigu jūs kartosit mantrą lygiai taip, kaip jūs moko dvasinis mokytas kartot, you will personally meet God face to face. ateis laikas, kada akis į akį asmeniškai susitiksit su aukščiausiu Dievo asmeniu. This is real. Tai yra tikrovė. Any other questions? Ar yra kokių dar klausimų? Galbūt tada reikėjo žodžiu apie dvasinio gyvenimo baimę. Dažnai bijome, kaip sakant, dvasinio gyvenimo. Why do we fear to live spiritual life? Excellent question. Puikus klausimas. Thank you for that question. Ačiū Very la- nice question. ačiū labai už tokį klausimą. Jis labai geras klausimas. My spiritual man, this is an amazing thing that we're actually afraid of it. Let's be honest, we're afraid of it. It scares us. Būkime sąžiningi, tai yra neįtikėtina, mes net bijom gyventi dvasinį gyvenimą. My spiritual master one time said Vieną kartą mano dvasinis mokytas pasakė, we have a fear of our own spiritual identity. mes bijom mes bijom savęs pačio, tai yra savo dvasinės prigimties mes bijom. We're actually afraid to know who we really are. Mes net bijom sužinoti tai, kas mes esame iš tikrųjų. We've suffered in so many ways in this world Mes kenčiam įvairiausiais būdais šiame pasaulyje. that we finally reach the conclusion that it's just better to be an illusion. Ir mes prieinam išvadas, kad vis dėlto geriausia yra likti iliuzijai. We find comfort in being an illusion. Mes netgi atrandam komfortą būti iliuzijai. There was even a popular song like that in America. Amerikoje buvo labai populiari tokia daina apie tai. The singer was singing, Dainininkas dainavo. I prefer to be in a state of illusion.
Aš renkuosi būti iliuzijos būsenais, dainuodama. We find some comfort in the illusion. Mes taigi net atrandam kažkokį malonumą iliuzijų. Because so many times we thought we were going to find the truth, but it turned out we were cheated. Dėl to, kad tiek daug kartų ir mes ieškojom tiesos ir pasirodydavo taip, kad mus apgavo vis dėlto. But to reject the idea of truth because we've been cheated so many times, that's not very intelligent. Bet nėra išmintinga atmesti tiesą vien dėl to, kad mus daug kartų apgavo. Just like sometimes when I go to India, Kartais, kai nuvykstu į Indiją, I change my US dollars into Indian rupees so I can, aš turiu išsikeisti dolerius į rupijas, Indijos pinigai. But sometimes when I change my US dollars into Indian rupees, they give me a counterfeit Indian rupee note. Counterfeit means fake money, that's not real. Bet kada aš stengiuosi iškeisti dolerius į rupijas, man dažnai apgauna ir duoda padirbtas rupijas. In fact, the last time, a couple of years ago, as I was leaving India, I was trying to change my rupees back into dollars. Taigi, porą metų atgal, kai buvau Indijoje, norėjau pakeisti savo rupijas I had į a dolerius. 500 rupee note. Aš turėjau 500 rupijų banknotą. And the money changer said, we won't give you anything for that note. Ir sako, už tokį banknotą mes tau nieko neduosim, pasakė It's keitykloje. counterfeit money. Sako, čia yra padirbtas banknotas. So now, because I've been cheated by false money, Ir vien dėl to, kad mane apgavo, davė dirbtinus pinigus, will I refuse to go to India? ką aš atsisakysiu važiuoti į Indiją dėl to. No, just because there's some counterfeit money doesn't mean all the money is counterfeit. Jeigu Indijoje yra padirbtų pinigų, tai nereiškia, kad visi pinigai Indijoje padirbti. Because so many times I've been cheated by people saying, now I will give you the truth. Vien dėl to, kad mane daug kartų apgavo žmonės, kurie sakė, aš tau And duosiu it turned out to teisybę. be a lie. Aš tau duosiu teisybę ir po to pasirodė, kad tai yra melas. Does that mean I say, well, there is no truth? Ar tai protinga sakyti, kad iš vis tiesos nėra? I don't want to hear about the truth because I've been cheated too many times. Aš nenoriu girdėti apie tiesą nieko dėl to, kad daug kartų aš buvau apgautas. Just leave me alone. Tiesiog palikit mane ramybėje. There's a class of philosophers like that. They are called skeptics. Yra filosofų kategorija, kurie vadinasi skeptikai. They say there is no absolute truth. Ir jie sako, nėra absoliučios tiesos iš tikrųjų. But we have to ask these skeptics, Bet mes turim paklausti skeptikų. are you absolutely sure? Ar jūs esate visiškai užtikrinti tom? Because you cannot be absolutely sure that there's no absolute. Dėl to, kad jūs negalite būti visiškai užtikrinti, kad nėra absoliuto. Because that is a contradiction. Dėl to, kad tai yra prieštaravimas. So the absurdity of the non-existence of the absolute truth Dėl to absurdas, tas absurdiškumas to, kad neegzistuoja absoliuti tiesa, proves that there must be an absolute truth. įrodo, kad turi būti absoliuti tiesa. The absolute truth cannot not exist. Absoliuti tiesa negali neegzistuoti. It must exist by dint of the absurdity of its non-existence. Jinai turi egzistuoti. It must exist due to the absurdity, the ridiculousness, the stupidity of its non-existence. Logically, Logiškai paėmus jinai turi egzistuoti, dėl to, kad egzistuoja ir neabsoliučios žinios, dėl to egzistuoja turi absoliučios žinios. so instead of being afraid of our spiritual identity because of being so overwhelmed with skepticism, Ir vietoj to, kad baiminti savo dvasinės prigimties, persmelktam skepticizmu, we should think that somewhere out there must be a light in this darkness. mes turėtume mąstyti, kad kažkur šitoje tamsoje turėtų būti In šviesos the English žiburėlis. language we have a saying, Reiškia, anglų kalboje turim tokią patarlę, tokį posakį. there's a light at the end of the tunnel. Tunelio gale yra šviesa. So that light is your spiritual identity. Tai va ta šviesa yra jūsų dvasinė. Don't be dvasinis afraid aš. of the light. Nebijokime savo dvasinio aš. In fact, there's a Vedic injunction. Iš tikrųjų, Veduose yra duodama tokia paliepimas, nuoroda. It says, Tamasi ma jyotirgama. Ten sakoma, Come out of the darkness and come into the light. išeik iš tamsos ir eik į šviesą.
If we compare the darkness and the light, Jeigu mes palygintume tamsą ir šviesą, we will see that the light is much more powerful than darkness. mes galim pamatyti, kad šviesa yra žymiai galingesnė negu You can tamsa. make a scientific experiment. Jūs galite atlikti mokslinį tyrimą. Here's what you do. Padarykit taip. Go into a room that's completely dark Nueikite į kambarį, kuris visiškai tamsus and light a match. ir uždekite degtuką. And you'll see that that light goes all over the whole room. Little tiny match. Ir pamatysit, kad tas mažas degtukas apšviečia. Jo Completely, šviesa totally apšviečia dark room. visą, didelę dalį visiškai tamsaus kambario. But that little match will create a light that goes throughout the whole room. Ir tas mažas degtukas sukurs ugnį šviesą, kuri pasklis aplink visą kambarį. Now the second experiment is this. O dabar kitas eksperimentas yra toks. Go on to a bright sunny day here in Kaunas. Išeikite, kaip sakyti, saulėtą dieną Kaune į miestą. Take a can that has pure darkness in it. A little can, you know. Paimkite skardinę dėžutę, kurioje yra labai daug tamsos. Go outside with your can. Išeikit su tą dėžutę. Pull the lid off the can. Nuimkite dangtelį ir bandykit užtemdyti, reiškia. And see how far that darkness spreads in the light of the day. Ir pamatysit, kad tos tamsos beveik nepasklinda. That darkness will be immediately destroyed by the light. Būtent šviesa iš karto ją sunaikina, tą tamsą. So the light is always more powerful than darkness. Taigi šviesa visą laiką galingesnė negu tamsa. But owing to all of these skeptical philosophers who say there is no truth, there is no truth, there is no absolute truth. Nereikia kreipti dėmesio į skeptikus filosofus, kurie sako, nėra absoliučios tiesos, nėra tas tiesos. We become fearful. Mes tada tampam baimingi. When the bona fide spiritual master comes to us and tells us that we have an eternal spiritual identity, Kada tikras dvasinis mokytas atvažiuoja ir pasako, kad mes turim savo dvasinę prigimtį. we think, well, I don't know, I've been cheated by so many people. Mes This one, galvojam. another cheater like everyone else. Jis pagalvoja, oi, mane tiek daug žmonių apgaudinėjo, gal šitas bičiulis irgi mane apgaudinėjo. Therefore, I do not ask you to accept anything blindly. Dėl to aš neprašau priimti aklai to, ką sakau. You Lithuanian people are highly intelligent people. Jūs lietuviai esat išmintingi žmonės. I ask you to use your intelligence Aš tiesiog prašau panaudokit savo intelektą, to understand these simple facts of life. kad suprasti paprastus gyvenimo dalykus ir viskas. And then you will realize you have the eternal spiritual identity. Ir tada suvoksit, realizuosit, kad turiu savo dvasinę prigimtį, aš esu And when you're kūnas. ready to awaken that identity, Ir kada busit pasiruošę atgaivinti šitą savo savastį, you approach the spiritual master and he will tell you how to awaken it. prieikit prie dvasinio mokytojo ir jisai pasakys, kaip tai daryti. Is that all right? Atsakiau į klausimą. Yeah, thank you. Jimmy. Ačiū. All right, next question. Sekantis klausimas. Po paskaitos? Dabar? Šiandien personal question. Personal? Yeah, but she wants to ask. Yes, sir. When you first received this mantra, how much time passed through when you started to chant it loudly and giving it to us? How much time passes? Yeah, for the first time you received the mantra. How long ago was that? Yeah. Yes, I first received this mantra Pirmą kartą aš gavau šitą mantrą during the autumn of 1968. 68 metų rudenį. And I have been chanting it ever since. Ir nuo to laiko aš kartojau. At first, some friend actually came and taught me the mantra. Iš tikrųjų, mano draugas atėjo ir pasakė šitą mantrą. And later on, I found there was a movement that chants the mantra. Ir aš po to pastebėjau, kad yra visas judėjimas, žmonių grupė, kuri tą mantrą I kartoja. began seriously chanting it on a steady basis in 1971. Ir 71 metais aš jau pradėjau stabiliai ją kartoti. Iki to When I kartodavau became nuo the laiko. disciple of my guru. Ir tada aš tapau savo dvasinio mokytojo mokiniu.
But before that, for 2.5 years, I was chanting it off and on my own. Bet 2,5 metų aš kartojau tiesiog pats, savarankiškai. When I first, Not steadily? off and on. I wasn't chanting every day. Aš nekartojau 2,5 metų kiekvieną dieną tos mantros. Because Laikas nuo laiko. I was just experimenting with it. Aš tiesiog dariau eksperimentą, apie kurį kalbu šiandien. But I still remember vividly how when I first started chanting this mantra, Bet aš labai gyvai atsimenu, kad tada, kai pradėjau kartoti šitą mantrą, I would sit in front of a poster of Radha and Krishna, aš sėdėjau priešais Radhos ir Krišnos atvaizdą and I would light a candle, ir aš užsidegdavau žvakutę. and I would burn some incense, Ir, kaip pasakyt, užsidegdavau smilkalų and I would turn off the lights. ir užgesindavau šviesas. It was very mystical. Ir buvo labai mistinė patirtis. And I would chant the mantra, Ir aš kartodavau mantrą and I could feel how in my subtle body I was flying all over the universe, ir aš jausdavau, kaip savo subtiliu kūnu klajoju po visą visatą. just like on a magic carpet ride. Pavyzdžiui, kaip te pasakoja Irma, kad kažkas tai skrenda ant So I mistinio knew this kilimo mantra, I knew this skraidančio. mantra was very, very powerful. Ir aš supratau, kad šita mantra yra labai galinga. Because I could feel how it was taking me on an incredible, magical journey. Dėl to, kad aš jausdavau, kaip jinai paima mane į tokią mistinę kelionę. But I was only able to fully utilize, completely, totally utilize the power of the mantra Bet pilnai mantros gali aš galėjau patirti, when I accepted a guru. kada aš priėmiau mokytoją. He then taught me how to perfectly utilize the mantra. Ir jisai man išaiškino, kaip tobulai panaudoti tą mantrą. You can say that before I met my guru, Jūs galite sakyti, kad prieš susitinkant dvasinį mokytoją, I was an amateur chanter. mes galim taip sakyti, kad prieš susitinkant mokytoją aš buvau nebrandus mantros kartotojas. And after I accepted my guru, O po to, kai priėmiau mokytoją, I became a professional chanter. aš buvau kartotojas profesionalas. Reiškia. Any other question? Ar yra dar klausimų? All questions are welcome. Bet kokie klausimai yra laukiami. Don't be shy. Nebūkit draus. All right. What religious faith did you have till the 1968? What religion? Yeah, you were practicing till... Yes, I was one of those so-called Christians. Aš buvau, reiškia, krikščionis. And now what is your attitude towards Christianity? Now I understand. Now, by the grace of the Supreme Lord and His pure devotees, I become a perfect Christian. Viešpaties ir jo tyrų atsidavusių malonės dėka aš tapau tobulas krikščionis. When one becomes enlightened with transcendental knowledge Kada žmogų apšviečia dvasinis žinojimas and practices that transcendental knowledge at every moment, jeigu tas žmogus naudoja šitą dvasinį žinojimą kiekvienu momentu, you achieve the perfection of all religions. jūs pasieksit visų religijų tobulumą. You become the perfect Christian, Jūs tapsit tobulų the krikščionių, perfect Jew, tobulų žydų, the perfect Muslim, tobulų the musulmonų, perfect Hindu, tobulų hinduistų, the perfect Buddhist, tobulų budistų and the perfect philosopher. ir tobulų filosofų. So you don't have to convert from one religion to another. Taigi jums nereikia atsiversti iš vienos religijos į kitą religiją. By chanting this mantra, you will achieve the perfection of your religion. Kartodami šitą mantrą pasieksit savo religijos tobulumą. So I cordially invite you to do that. Dėl to aš širdingai kviečiu jūs tai daryti. Whatever your pathway is, Kad ir kokia būtų praeitis, you bring this mantra to your pathway. kad ir koks yra jūsų kelias, And you will kelią pasiimkit ir achieve, tą mantrą. and you will achieve the perfection of your pathway. Ir jūs pasieksit šitą kelio tobulumą. So there was a question here. Have you got personal children? Or just Ar jūs turit vaikų? schools like your children? Do you have your personal children? Children? Ar turit vaikų klausimas buvo? Right now I have 33 children. Dabar turiu 33 vaikus. Not by sexual combination, Jie gimė ne dėl to, kad buvo but atliktas by veiksmas, spiritual initiation. bet dėl to, kad aš išventinau 33 žmonės.
Even though I have my wife, she is sitting there in the back of the room, Vishnupriya Devi Aš turiu Dasi. žmoną, kuri galia sėdi Višnupriya Devidasi. We practice celibacy, Mes praktikuojam celibatą. but we have children by teaching this knowledge all over the world. Bet mes susilaukiam vaikų dėl to, kad mokom šitą žinojimą visam Just like pasaulyje. here is my disciple Abhinanda Prabhu. Čia yra mano mokinys Abhinanda Prabhu. And this nice young man, Carlos, he is getting ready for initiation now. Ir šitas nuostabus jaunas žmogus Karolis, jis taipogi pasiruošęs So, iniciacijai. anyone who wants to become my spiritual son or daughter, Kiekvienas, kuris nori tapti mano dvasiniu sūnumi they ar can do dukra, that. jie gali tapti. You can do that living in an ashram, or you can live at home also and do. Jis gali tapti to vaiku, gyvenantamas savo namuose arba šventykloje ar kur. And to facilitate it, we have a e-course on the internet where you can constantly stay in touch with me wherever I'm around the world. Ir jei kas nors nori palaikyti pastovų ryšį su manim, aš We have galima it's susisiekti su available in manim. English, Aš vedu kursą Ruski, per internetą, anglų kalboj, rusų kalboj, French, prancūzų kalboj and Spanish. ir ispanų kalboj. We don't have it in Lithuanian yet. Mes dar neturim šito kurso lietuvių kalboj. Someday it may be available in Lithuanian also. Bet kokią dieną jisai bus ir lietuvių kalboj. So yes, I'll be accepting disciples from all over the world. Mes priimam mokinius visam pasaulyje. But as far as biological children, I never had any biological children. Bet biologinių vaikų aš neturiu. It's much easier to have children after they are beyond the diaper stage. Diaper, you know, they put in the babies and they pass stool in them. Diaper, on a little baby, that white cloth they wrap around his Yra bottom. lengviau turėti vaikus, kurie yra išaugę iš vystyklų And it amžiaus. becomes filled up with stool and urine, you see. It's much easier to get children after they are beyond the diaper stage. You see. They're no longer using the diaper. Lengviau turėti vaikus, kurie jau nebesinaudoja. So I prefer to get the children after they've passed To the aš diaper stage. susilaukiu vaikų, kurie jau išaugo iš vystyklų amžiaus. So, next question. Sekantis klausimas. Kada galima sakyti, kad žmogus yra pasiruošęs priimti dvasinį mokymą? When can we say that a person is ready to accept spiritual master? When can we say that a person is ready to accept a spiritual master? The answer to your question is given by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Viešpats Krishna Bhagavad Gita atsako jūsų klausimą. If you consult the Bhagavad Gita in the 4th chapter, Jeigu jūs atsiverstumėt Bhagavad Gitas 4 skyrių, verse number 34, 34 tekstą, you will find the answer to your question. jūs atrasite atsakymą į savo klausimą. Krishna says, Krishna sako, Tad vidi pranipatena padi prashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tapadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. pasistenk sužinoti absoliučią tiesą, kreipdamasis į dvasinį mokytoją, Inquire from him submissively teiraukis jo nuolankiai and render service unto him. ir atlik tarnystę jam. These self-realized souls can impart knowledge unto you Savirealizavusias sielas gali duoti tau tikrų because they žinių, have seen the truth. dėl to, kad jos išvydo tiesą. So when you are ready to inquire from the spiritual master Kada jūs pasiruošęs klausti dvasinio mokytojo and you are ready, you're willing to offer him some service also. ir jeigu jūs pasiruošęs ir norite atlikti kažkokią tarnystę jam, That means you're ready to approach the Guru. tai reiškia, kad jūs pasiruošęs kreiptis į dvasinį mokytoją. Not that I simply take some knowledge from the Guru, but I don't offer him some service in return. you see. Jeigu aš gaunu iš mokytojo žinias, bet neatlieku jam tarnystės, tai nėra gerai. When someone gives you some kindness, don't you want to be kind to them in return? Jeigu jums asmuo duoda kažkokią tai jeigu jis yra malonus jūsų atžvilgiu, ir jūs nenorit būti malonus jo atžvilgiu irgi, That's how we make loving relationships in this world. taigi šitam pasaulyje tokie yra mūsų meilės santykiai. Either with a friend or with a spouse. Nesvarbu, ar tai su sutuoktiniu, ar su draugu.
We give them our love, mes duodam savo meilę and then we accept their love that they give in return. ir mes priimam jų meilę, kurie jie duoda mums. So, the spiritual master, he is giving the greatest love. Taigi dvasinis mokytojas duoda didžiausią meilę. He is giving mantra. Jis duoda mantrą. So, if we appreciate the spiritual master is so full of love, he has come to give me this mantra. Jeigu mes vertinam dvasinį mokytoją, kad jis yra pilnas meilės ir atėjo duot mantrą, Then we naturally want to show him how much we appreciate his love by giving him our love also. tada mes natūraliai, įvertindami jo meilę, norim atsidėkoti savo meilę jam. So when one is willing to serve the spiritual master and ask and inquire from him, then you are ready to approach Guru. Kai kada žmogus yra pasiruošęs klausti dvasinio mokytojo ir tarnauti jam, jis gali kreiptis į mokytoją. Next question. I have a question. Why should a mantra be accepted from the spiritual master? Yeah. Someone says, oh, I believe mantra, I can chant right to accept master. Klausimas buvo toks, kodėl mantrą reikia gauti iš When they dvasinio say, mokytojo. well, this mantra is in these books, Kažkas gali pasakyti, mantra yra užrašyta knygose. I will just take the mantra from the books. Aš tiesiog pasiimsiu, pasiskaitysiu ir kartosiu pats tą mantrą. So that is valid. Tai iš tikrųjų veikia. If you simply by reading Prabhupada's books, the mantra is written there many times. That is a valid way of receiving the mantra, no doubt. Iš tikrųjų mes skaitydami Prabhupadas knygas, ten yra labai dažnai šitą mantrą vartojama, mes ją gauname. However, if you want to become perfect in chanting the mantra, Tai jeigu jūs norite tapti tobulas šitos mantros kartojime, then you need to follow the instructions in Prabhupada's books. tada jums reikia sekti nurodymais, kuriuos duoda Šrila Prabhupada. Srila Prabhupada instructs that you should approach the spiritual master. Šrila Prabhupada pirmiausia pasako, kad turi kreiptis į dvasinį mokytoją. You should take shelter of him by initiation. Turi priimti prie jo prieglobstį gaudamas išventinimą. So, that's the system. You approach Guru, you take shelter of him by initiation. Tokia yra sistema, jūs kreipiatės į mokytoją, priimat prieglobstį prie jo, gaudami išventinimą That's how you become perfect. ir tokiu būdu tampa tobulu. I know this from my own experience. Aš žinau iš savo patirties. Before I met Guru, I was simply an amateur chanter who couldn't do anything. Prieš susitikdamas savo mokytoją, aš buvau nebrandus mantros kartotojas. It was a fun and interesting experiment. Man tiesiog buvo fainas eksperimentas. But when I actually approached the spiritual master, then it became solid. Bet kada aš kreipiausi dvasinį mokytoją, mantros kartojimas tapo rimtesnis, brandesnis. So Prabhupada instructs that you must approach the spiritual master. Tad to Šrila Prabhupada sako, kreipkitės į dvasinį mokytoją. One lady in London, she said, Viena moteris Londone can't I pasakė. just have a guru through books only? Isn't that enough? Ar sako, galbūt užtenka turėti mokytoją per knygas. Bet Prabhupada rašo knygose ir aš visi mano Srila mokytojas. Prabhupada said, no, you cannot take a guru in the air. Dėl Prabhupada sako, jūs negalite guru priimti iš oro. You must make guru concrete. Jūs turite, kaip sakyti, įsipareigoti. So that's why you require to approach a living guru Dėl to jums reikia kreiptis į gyvą guru and receive mantra from him. ir iš gyvo mokytojo gauti šitą mantrą. Next question. Sekantis klausimas. So everyone now in this room is completely satisfied. Ar visi patenkinti, kurie sėdi If šitame you're a little kambaryje? shy, now's your chance. We're asking anyone who's shy, who doesn't normally ask questions, now's your chance. A special invitation to all the shy people. Shy means afraid to ask. If you're afraid to ask, now's your chance. You can. Are you one of the? Iš tikrųjų, tai yra šansas, nebūkite drovus, klauskite klausimą. Does soul have an age? What? Does soul have an age? This question. Thank you. It's a very nice question. Labai puikus klausimas, ačiū. Does the soul have an Ar siela age? turi amžių? Yes, the soul does have an age. Taip, siela turi amžių. The soul is infinite. Siela yra amžina. Its age is infinity. Jos amžius yra amžinybė.
Because the soul has always existed. Dėl to, kad jinai visada egzistuoja. There was never a time when it did not exist. Ir nebuvo laiko, kada jinai būtų Nor will nustojusi ever be a buvus. time when it will not exist. Ir neteis laikas, kada jinai nustos būti So what does buvusi. this mean? Ką tai reiškia? This means that we're all the same age. Tai reiškia, kad mes visi vienodo amžiaus. You and I are exactly the same age. Tu ir aš yra lygiai tokio pat amžiaus. We're both infinite. Mes abu amžiniai. Everybody in this room is exactly the same age. Visi šitame kambaryje yra vienodo amžiaus. I saw a little child. Is that little child still here? Aš mačiau vieną mažą vaiką. No. Ar jisai čia yra? Ne, jau nebe. There's a young girl in the back. You see? Gale sėdi jauna mergina. It's a young girl. I'm an old man. Aš jau senas vyras. But yet me and this young girl here, we are the same age. Bet ta jauna mergina ir aš, mes vienodo amžiaus. Because the soul is infinite. Dėl to, kad siela yra amžina. Next question. Sekantis klausimas. Yeah. What Maya is, we have spoken about Maya many times today. What is Maya? Yes. Kas yra Maja, kas yra iliuzija, apie ją išnekėjo daug kartų šiandien. Maya means that which is not. Maja iliuzija reiškia tai, kas nėra. That which Sanskrito does not žodis actually Maja reiškia exist. iliuzijas. Maya means the illusory energy, illusion. Sanskrito kalboje Maja reiškia iliuzinė energija, tai, kas neegzistuoja, tai, kas užburia. It's like if you think that you're a young Lithuanian man. Jeigu tu galvoji, kad esi jaunas lietuvis, That is Maya. tai yra Maja. Because you're not that body. Dėl to, kad tu nesi jaunas lietuvis, The nesi body šitas is kūnas. real. Kūnas yra tikras. It's composed of so many elements. It's a real thing. The body is real. Jis yra realus, jis sudarytas iš realių elementų. But if you think, I am this body, that is Maya. Bet jeigu mes galvom, aš esu šitie elementai, aš esu šitas kūnas, tai yra Maja. That is illusion. Tai yra iliuzija. Next question. Sekantis klausimas. Yeah. Norėjau paklausti, jeigu galima. Taip, prašau. Bet rašoma, kad kūnu reikia taip pat rūpintis kaip ir siela, nieko nemažiau. It said that we should take care of the body no less than the soul. Someone said to take care of the body no less than the soul. Kažkas sakė, kad reikia nemažiau rūpintis kūnu kaip siela. I won't object to that. Aš tikrai tam neprieštarauju. But the problem is we take care of the soul less than the body. That's the problem. Problema yra ta, kad mes sielą rūpinamės mažiau negu kūnu. If you would take care of your soul as much as you take care of the body, then you'd be okay. Jeigu jūs tiek pat rūpintumėte sielą, kiek ir savo kūnu, būtų šaunu. There's nothing wrong with taking care of the body. Nėra blogai Tai rūpintis kūnu. siela be kūno taip pat negyvena. But soul without the body doesn't live. Huh? Soul without the body Kažkur viena doesn't live. nebūna. No, the soul does not depend on the body. Siela nepriklauso nuo kūno, jinai gali gyventi. Your body will die, but the soul will not die. Jūsų kūnas mirs, bet siela nemirs. The body is just a covering. Kūnas yra tiesiog apvalkalas. Just like I'm wearing this yellow shirt. Lygiai taip pat aš vilkiu šitos geltonus marškinius. This shirt may become old and worn out. I may throw it away. Jie greit pasens ir aš jas išmesiu. But I will still live. Bet vis dėlto aš toliau gyvensiu. So your body is a garment, that's all. Lygiai taip pat jūsų kūnas yra You take care of it, you wash drabužiai. it, you iron it. Jūs juos išplaunat, jūs juos lyginat. But you should never think that it's you. Bet jūs neturėtumėt galvoti niekados, kad You understand? esat jūs. Ar aišku? Thank you very much. Ačiū labai. So, you have a question? It is said that there's no future, there's no present, and there's no past. It is very difficult to understand that because everything is changing. How to understand that? Yes, changes are taking place within the dimension known as time. Taigi pokyčiai vyksta dimensijai. Vienoje iš dimensijų ir šita dimensija vadinasi laikas. That's where all the changes are happening. Būtent šitoje dimensijai pokyčiai vyksta. If you want to understand what exists on the other side of reality, the side of timelessness, Jeigu jūs norit suvokti, kas egzistuoja anapus laiko, you can never figure it out with your brain. jūs niekada to neatrasit su savo Because your protu. brain is locked into the time and space dimension. Dėl to, kad jūsų protas yra užrakintas laiko ir erdvės
dimensijose. If you want to actually understand what is timelessness, Jeigu jūs norit suprast, kas yra amžinybė, there's only one way to do that. yra vienintelis būdas tai padaryti. Do you have any idea what that would be? Ar jūs turit kokią nors idėją, kaip tai You must padaryti? travel to that dimension of timelessness Jūs turit nukeliauti tą dimensiją, kurioje nėra laiko, by the power of mantra. dėka mantros jėgos. The only way you can know it is to actually experience it. Ir vienintelis būdas, kaip tai pažinti, jūs turite tai patirti. Therefore, I'm begging you to please seriously take up this chanting of the Hare Krishna mantra. Dėl to aš maldauju jūsų, prašau, rimtai kartokit šitą mantrą. Because then you will actually experience that dimension of timelessness. Dėl to, kad jūs susiliesit su šitą dimensiją, kurioje laiko nėra. And you will know exactly what I'm talking about. Ir jūs žinosit, apie ką aš iš tikrųjų ir kalbu. Will you accept my invitation Ar jūs priimsit mano kvietimą to the world of timelessness? į pasaulį, kuriame laiko nėra? Yes or no? Taip ar ne? That means maybe, maybe not. Tai reiškia, galbūt taip, galbūt ne. Well, you'll never know unless you take my invitation. Jūs niekada ir nesužinosit, jeigu nepriimsit pakvietimą. Do you understand English? Ar suprantat angliškai? Take my, yes, you do. Little bit. All right, a little bit is enough. Take my card, Paimkit mano enroll in my free e-course. pakvietimą ir parašykite į šitą. That way you, Kursą, kurį aš that way you vedu. can feel that you're the safe distance. But you can still check it out. That way you can feel that you're safe in your own home, away from me. Ai, turėsit saugų atstumą nuo manęs, būdamas savo namuose. Safe distance means that you might be afraid that I'm some powerful guru that might brainwash you, you see. Bring you under some hypnotic spell. Saugus atstumas reiškia tai, kad jeigu jūs galvojat, kad aš kažkoks galingas guru, kuris gali išplauti jums smegenis, tai to nebus, nes jūs būsit toli nuo manęs. Aš Therefore, keliauju. you don't want to get too close. Dėl to, jeigu nenorit prie manęs artėti, tai galima But you susirašinėti. can easily study it through the internet by Galit that e-course. studijuoti šitas žinias per internetą, aš ten vedu kursą elektroninį. From the safety and security of your own bedroom, your own home. Ir tai užgarantuos jūsų namo ir jūsų miegamojo, reiškia, saugumą. By signing up for my free e-course, you will receive a daily meditation in your email. Ir užsirašydami šitą kasdieninį elektroninį kursą gausit kasdieninę meditacijos žinutę tokią. It is called thought. Kasdieninė meditacija. It is called thought for the day. Tai vadinasi mintis dienai. So this way you can study it on your own Ir tokiu būdu galėsit savarankiškai ją without perskaityti, feeling like you're studijuoti. under any pressure. Ir nejausit jokio spaudimo ar kažko. Any other questions? Ar klausimų? Dar? Yeah. Mokytojas sakė, kad mantra turi poveikį galingesnį, kai ją duoda guru pats. Tai ko verta ta mantra, kurią mes kartojame, kai dar neturim guru? You told that mantra is more powerful when you get from guru. So what is the use of our chanting now, before the initiation? But I've already given you the mantra. Bet aš jau gaviau mantrą. You have it. I've given it to you. Aš jau daviau, jūs turit. Kas čia būtų, kokia tai yra paslaptis, kada duoda mokytojas mantrą ir kai tu šiaip kažkur išgirdai ir paskaitėjai. What is the difference when you get the mantra from the guru and when you hear from somebody? Yes, there are so many people who actually chant Hare Krishna, Yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų kartoja Hare Krishna. but their understanding of who is Krishna is imperfect. Bet jų supratimas, kieno vardus jie kartoja, kas yra Krishna, yra netobulas. If you receive the mantra from such person, Jeigu jūs gaunat mantrą iš tokio žmogaus, your chanting will never bring you to a perfect understanding of Krishna. tas kartojimas niekados jūsų neprives prie tobulo Krišnos But supratimo. if you receive the mantra from someone who perfectly understands who is Krishna, Bet jeigu jūs gaunat mantrą iš žmogaus, kuris teisingai supranta, kas yra Krišna, by that chanting you will also understand perfectly who is Krishna.
iš tokio žmogaus gavęs mantrą, kartodamas ją, irgi teisingai suprasit, kas yra Krishna. That's a fact. Tai yra faktas. Next question. Sekantis klausimas. Everybody's ready now to achieve the supreme perfection? Kiekvienas pasiruošęs pasiekti aukščiausią tobulumą? Or you would rather stay in a state of illusion? Ar geriau norim pasilikti iliuzijų? It's your choice. Mūsų pasirinkimas. I haven't come to force you, okay? Aš neatvykau, kad čia spausti kelmas. I've simply come to give you the information Aš tiesiog atvykau duoti informaciją, so that you can make an educated choice. That's all. kad mes padarytume protingą, reiškia, pasirinkimą paremtą žiniom, o ne aklą. You can remain in illusion if you want, Mes galim likti iliuziją, jeigu norime, or you can come out of the illusion if you want. o jeigu norime, galime išeiti iš iliuzijos. So I hope you'll make the right choice. Tai aš tikiuosi, jūs pasirinksit gerą It's best for you. pasirinkimą. Tai bus geriausia. Thank you very much. Ačiū labai labai jums. Hare Krishna.